Sveiki, esu Jokūbas iš įmonės Geonovus ir šiandieną norėčiau Jums pristatyti rankinius SLAM LiDAR skenerius. Čionais mes kaip tik iš karto turim du skirtingus modelius, tai yra XGrid K1 ir L2 Pro. Tai kaip atrodo pačių skenerių komplektacijos? Tai pradėsime nuo mažesnio K1 skenerio. Tai kas yra dėžėje, tai yra pats skeneris, dvi baterijos, stovelis, telefono laikiklis, du pakrovėjai baterijų, USB kabelis ir SD kortelė. Tai kaip susideda šitas skeneris, tai išsiema pats skeneris, nusiema apsauginis laikiklis, tuomet čia kitoj pusėje užsideda baterija, čia paspaudimo principu, tvirtai užsifiksuoja ir tada šitas užsisuka. Ir taip atrodo pilnai sudėtas skeneris. Tuomet L2 Pro, irgi atsidarom dėžę. Komplektacija yra labai panaši. Tai yra pats skeneris, dvi baterijos, pakrovėjai, USB kabelis, telefono laikiklis ir stovelis. Tai irgi kaip susideda šitas modelis, tai išsiemam patį skenerį, siemam apsauginį dėklą, jis paprastai išvažiuoja. Tuomet čia atsilenkia ir baterija paprasčiausiai kontaktais į vidų įvažiuoja ir užsifiksuoja. Tuomet stovelis irgi taip pat užsisuka. Ir taip pilnai atrodo surinktas L2 Pro modelis. Tai ką pamiršau paminėti, tai kad komplektacijai taip pat yra Lixel Studio programinės įrangos neterminuota licenzija ir taip pat yra kontūrženklių RTK taikinukai. Tai pats K1 skeneris, prie jo papildomai gali komplektuotis RTK antena, kuri čia ir yra, ir papildomai galima prisidėti kartelę, kuri padeda aukščiau iškelti SLAM prietaisą, jeigu norime duomenis paimti iš aukščiau. Tai pats K1 skeneris turi 4 kameras, tai dvi šitos didesnės yra skirtos panoraminiams nuotraukoms, kiekviena kamera po 48 megapikselius ir kitos dvi mažesnės, tai yra SLAM algoritmų skaičiavimams. Tada pačioj K1 sistemoje yra integruota IMU sistema. Skanavimo atstumas yra nuo 0,1 metro iki 40, tai iš esmės tai nėra daug, bet jeigu norime skanuoti mažesnius objektus arba vidinės patalpas, tai yra visai neblogai. Pats skanavimo greitis yra 200 000 taškų per sekundę ir viena šita baterija laiko apie 1,5 valandos. Pats skanavimo santykinis tikslumas būtų 1,2 cm. Toliau turime XGrid L2 Pro. Tai pats skeneris turi 3 konfigūracijas. Tai šitas, kurį turime, yra 32/120. Tai reiškia, kad jo skanavimo greitis yra 640 000 taškų per sekundę ir jo skanavimo maksimalus atstumas yra
120 metrų. Yra kitos dvi konfiguracijos, tai yra 16, 120, tai yra, kad skanavimo greitis yra 320 tūkstančių taškų per sekundę ir didžiausias atstumas yra 120 metrų. Ir yra geresnė konfiguracija, tai yra 32-300, tai reiškia, kad skenerio skanavimo greitis yra 640 tūkstančių taškų per sekundę ir maksimalus skanavimo atstumas yra 300 metrų. Tai šiaip, papildomai prie šito skenerio galima prisikomplektuoti RTK anteną, kuri čia ir yra. Taip pat galima didesnę RTK anteną prisikomplektuoti, kuri pagerintų palydovų skaičių ir RTK kokybę. Taip pat kartelę, kaip ir K1 modelyje. Tuomet tai yra laikiklis prie drono, kurie tinkami DJI MA3 300 ir 350 ir taip pat laikiklis prie automobilio. Tai pats L2 Pro turi 3 kameras, tai irgi 2 yra šonuose skirtos panoraminėms nuotraukoms ir iš priekio irgi kaip ir K1 lidaro trajektorijos apdorojimui. Taip pat baterija, taip pat kaip ir K1 veikimo laikas jos yra irgi apie 1,5 valandos, o santykinis tikslumas yra apie 1 centimetrą. Jeigu kalbame apie šitų dviejų skenerių svorį, tai aišku matome, kad K1 yra mažesnis ir lengvesnis, jis yra apie 1 kg, o L2 Pro sveria dvigubai daugiau, tai apie 2 kg, tai aišku, jeigu skanuojame didesnius objektus, aišku, sunkiau jį nešioti. Papildomai, aišku, prie L2 Pro galima prisikomplektuoti tokią kaip ir kuprinę ant pečių, kur pats skeneris yra pritvirtintas ir tada galima nebenešti šito viso svorio rankose. Apibendrinus, K1 turi mažesnį skanavimo greitį ir atstumą, o L2 Pro turi geresnius parametrus, tai iš esmės K1 labiau skirtas yra mažesniems objektams, sakykime, vidinėms patalpoms, kadangi jo mažiausias skanavimo atstumas yra 0,1 metro ir, sakykime, mažesniems objektams, o L2 Pro jau kaip ir pilnas profesionalus įrankis įvairiems objektams pasimatuoti. Tai jeigu jūs domina šitie produktai, tai pas mus yra, aišku, nuomos galimybė, taip pat daugiau informacijos galite rasti interneto svetainę Geonovus. Jeigu turite kažkokių klausimų, galite į mus kreiptis, arba elektroniniu paštu, kurią galite rasti mūsų interneto svetainėje prie kontaktų, arba galite tiesiog tiesiai skambinti. Daugiau bus video medžiagos YouTube kanale, galite irgi tenais pasekti mūsų.